pabaigoje norėčiau jūs, mėly žiūrovai, pakviesti Liepos 15 dieną. Na, aš išdrįsiu pasakyti, net iš kitaip metų renginės. Jie autosportą, netgi gal ir 1000 kilometrų lenktynės. Tarpiškumo atžvilgių tai yra Šiaurės Europos zonos šalių rally kroso batalijos. Būtent Vilkyčių trasoje Liepos 15 dieną, sekmadienį, varžybų pradžia 11 val. Kas turite laiko, noro, jau 9 val. Galite būti trasoje. Ten prasidės laisvos treniruotės nuo 10 kronometruojami, apie pusę 11 Berodsų pataršytų Gergamo Kazimiero Gudžiūno, automobilių sporto klubo Vilkyčių pirmininku ir šio renginio organizatoriumi. Apie 60 sportininkų turėtų būti, pamatysime pačius galingiausius boligus, pačius brandžiausius. Na, dedame labai daug pastangų, kad trasa būtų lygiai kaip veidrodis. Manau, kad tai bus tikrai unikalus renginys, į kurį verta nuvažiuoti. Liepos 15 diena, sekmadienis. Varžybų pradžia 11 val. Na, jeigu kas nebuvote, tai Vilkyčiai randasi visiškai netoli Baltijos jūros. Sutiko maloniai priimti Šiaurės Europos zonos šalių batalijas. Vyks eilinis etapas Ukmergės Versmės trasoje. Sekmadienis bus Liepos 22 diena. Šį renginį organizuoja automobilių sporto klubas Krosas kartu